ponios, man labai malonu Jums pristatyti klinikos grožio chirurgiją įkūrėjus, 3 muškietininkus, įnirtingai kovojančius su raukšlelėmis, su per giliais įdubimais ir per mažais iškilimais, Joną Staikūną, Kęstutį Maslauską ir Vygantą Kaikarį, kurį Jūs, aišku, prisimenate iš lemtingosios atrankos dienos. Pakalbinsiu Joną, kuris yra šios klinikos vadovas. Sakykite, Jonai, prašau, kas laukia mūsų gražuolių, kuo stebinsite jas? Mielosios ponios, sveikinus atvykus į kliniką grožio chirurgiją. Jūs visos esate gražios, nuostabios. Kitaip turbūt ir nedalyvautumėte projekte Misis Lietuva. Kaip sakė Platonas, gražiame kūne graži siela sudaro harmoningą žmogų. Ir mes būsime laimingi, padėdami jums pasiekti šitą harmoniją. Šitą kliniką tai yra, nežinau, čia tikrai norisi būti, prarandi laiko nuovoką tiesiog. Klinikos grožio chirurgija medikai pažadėjo atlikti plastinės operacijas toms moterims, kuriams nepatinka po gimdymo pakitusios kūno linijos, gimdančios moterų kompleksus. Galbūt dėl pilnatvės jausmo joms trūksta tik nedidelio chirurgų įsikišimo. Mes Jums suteikėme unikalią galimybę pasidaryti tam tikras korekcijas ar netgi plastinę operaciją nemokamai. Aš žinau, kad Jums pačioms labai sunku pasakyti tai, dėl ko Jūs kompleksuojate, ką norėtumėte savyje pakeisti. Todėl to paprašysime padaryti konkurenčią. Kasgi visą laiką mato, netgi tai, ko Jūs galvojate, kad nieks nemato. Dalyvės ant lapelių turi parašyti, kokius trūkumus jų nuomonė turi varžovės ir ką galbūt joms reikėtų pasitobulinti. Tik gavusios užduotį moterys puolė šnabždėtis, kurios pačios pageidauja nemokamai pasigražinti, o kurioms tokios procedūros esą būtinos. Aš manau, kad moterims visoms, kuriams yra netoli 40, tiesiog reikalinga profilaktiškai tokia procedūra. O kitas tai būtų, irgi tiksliai žinau žmogų, kuriam parašiau, tai būtų riebalų išsiurbimas pilvo ir šlaunų srityse. Krūtų didinimas. Vienai matau, kad nori mergina, o kita procedūra taip pat krūtų didinimas, bet matau, kad kitai reikėtų. Manau, reikėtų padidinti krūtinę ir papatlinti lūpas. Tai kad nenustebu, jau ten, kad pasiūlė krūtinę pasididinti. Aišku, jinai nėra didelė, bet gyventi su tokia, kokia jinai yra, aš tikrai galiu. Jis sakė, kad nežinojau, kažkaip nepastebėjau, ir viskas. Bet mes taip, iš tikrųjų tai mes taip visos nusprendėm. Bet po to, aišku, pasakėm, kad tu nekreipi dėmesio. Taigi, o ką jau čia pyksi, čia buvo tik tai rekomendacijos. Malonu, kad pastebėjo, pasiūlė. Gerai, gal kad dar pasididinsiu. Projekto Misis Lietuva dalyvės savo nuomonę apie varžovių trūkumus kol kas išreiškia tik prieš kameras. Tačiau dabar jos viešai bes pirštu į moterį, kuriai, pasak jų, labiausiai reikia skalpelio pagalbos. Prieš susitikimą su plastikos chirurgais Vygintu Kaikariu ir Kęstučiu Maslausku moterys privalėjo lapukus su pasiūlymu užklijuoti konkurentį ant nugaros. Bene daugiausiai kolegių pasiūlymų sulaukė klaipėdietė Renata Narvilienė. Merginos daug visko prirašė, pateikai galvo. Aš nežinau, ką jos prirašė, jūs man papasakokit, ką ten prirašė, nes aš nežinau, ką ten galėjo ant manęs rašyti. Yra dalis parašyta, kad nieko nekoreguoti. Tai va čia yra teisingiausiai. Dalis, kad hialuronai nieks. Kaip jūs pati galvojate? Aš tai galvoju, kad aš esu nieko prieš operacijas, tikrai ne. Neatmetu tokios galimybės, kad kažkada, tai galbūt 40-50 tikrai apsilankysiu pas jus, bet dabar manau, kad man tikrai nieko nereikia. Merginas, jūs buvot neteisios. Tai labai šaunu girdėti. Sveikinam. Kai kurios moterys, bandydamos sumenkinti konkurenčių išsakytą kritiką, po pokalbio su plastikos chirurgais rėžė varžovėms tiesiai akis, jog jos tobulos ir jokių trūkumų neturi. Tačiau vėliau dalyvės prasitarė, jog dauguma svajoja apie korekcijas, bet garsiai kalbėti apie savo norus bijo. Faktas, kad turiu kažkokiu tai trūkumu, bet mano principas toks, kad kas gražu parodyti, o kas ne, tai yra mano. Tarp merginų iš tikrųjų galiu pasakyti taip, gal aš jas išduosiu, bet galbūt iš visų mūsų, galbūt viena nenori tas krūtinės, kurie jūs turi. Praktiškai tobula. O teoriškai? Teoriškai taip pat. Šaunu. Iš tikrųjų nekompleksuoju. Jokio komplekso aš neturiu. Čia aplinkui draugės pasidarė ir sako visai gerai yra, tai kažkaip pradedi galvoti.
Sunku pasakyti iš tikrųjų, kam jom reikia, o ką žinau, jos gal nori. Mano akim žiūrint, man jom nereikia daryti nieko. Labai gražios, labai ir figūros gražios, ir veidas gražus. Visada moteris, kuri turi šiek tiek galbūt mažesnę krūtinę, ar ne, nori turėti didesnę. Mano, pavyzdžiui, krūtinė nėra nei pakritus nieka, bet aš noriu didesnę, kad man galėčiau be liemenėlės vaikščioti ir taip toliau. Na, tai bus ta krūtinė didelė ar ne? Čia buvo jūsų nuomonė. Mano nuomonė buvo kitokia, kuris sutapo su specialistom nuomonė. Kiekviena moteris turi tų svajonių, bet tikriausiai ne kiekviena pasakyti šitą šviečiant kamerų lemputėms. Aš galvoju, kad šitos yra gražiosios dalyvės, dar ateis į mūsų kliniką ir mes rasime dar apie ką pasikalbėti. Keiščiausia žmonės, kuriems mano manimu reikėtų tikrai daug ką padaryti. Jie išeina patenkinti iš tų plastikos chirurgų ir sako, sakė, tobula, man nieko nereikia. O gal bendras veido bruožas, tai man atrodo, kad tai būtent viršutinė lūpytės truputį per siaura. Dėl lūpų tai viena, labai būtų keista, jeigu aš jas pasididinčiau. Jos yra labai mažos ir trumpos. Ir jeigu dar aš jas paputlinčiau, tai būtų labai jau nulis. Kelios moterys nuo kitų dalyvių savo norus paprasčiausiai nuslėpė. Tačiau užvėrusios duris prieš konkurentes vis dėlto išdrįso chirurgams atskleisti savo tylės svajones. Neleidot priklijuoti ar? Ne, jos sakė, kad aš esu tobula. O kaip pati galvoti? Ne. Iš tikrųjų gal ir būtų klijavę, bet tik dėl to, kad aš pati kalbėjau. Aišku, aš kalbėjau juoko formą. Buvo viena tokia operacija, kurios aš šiaip manau, kad aš ateityje vis tiek ją pasidarysiu. Ta operacija yra riebalų nusirbimas. Kažką tai norėtum atkoreguoti? Taip. Yra pas mane tokie dalykai, tarkim, mane vargina šita vieta, kurios aš nemanau, kad galėčiau arba išsportuoti, arba kažkas, nes tai kaip ir paveldėjimas toks yra. Kiekviena moteris slapčia žino, ko jai reikia ir žino savo trūkumus iš tikrųjų. Manau, kad tų trūkumų, kuriuos aš kalbėjau, nei viena pas mane nematė. Tik tai, kai aš nuėjau pas chirurgus, aš iš tikrųjų pasakiau to, ko aš esu nepatenkinta ir tai mane vargina. Sonatos Ustinavičienės noras netruks išsipildyti. Išgirdusios, jog jau yra dalyvių pasiryžusių permainoms, savo galimybės nutarė nepraleisti ir dvi kirpėjos – Vita Domarkienė bei Renata Koftun. Jie sugundė grožio chirurgijos siūlomos veido odos jauninimo ir prakaito mažinimo procedūros. Procedūra truks apie Greitai, ne? greitai. Tai yra atliekama su labai maža datėlė, su insulininiu švirkšteliu. Tikrai neskaudas žmonės galvojat. 5. Geras. Atliekama vietiniai yra be jokio nuskausminimo, nes turi būti kontroliuojamas karštis. Mes šildėme jos veiduką, tai yra labai maloni procedūra, yra suardomas senasis kolagenas ir susiformuodamas naujas kolagenas patempia veido odą be skalpelio. Žinokit, kaip faina, visai neskudėjau, labai patiko, iš tikrųjų, kur pagražėjus pažastysi? Ačiū už komplimentą. Bene daugiausiai diskusijų sukėlė aštriais pastebėjimais pagarsėjusi Dana ir fitneso čempionė Natalija. Jos panoro pasitobulinti krūtinę. Dana atvirai pareiškė norinti susigrąžinti prieš gimdymą buvusias formas, o Natalija teigia, kad jos krūtinę subjaurojo sportas. Kol gražuolės konsultavosi su plastikos chirurgais, prieš operacijas nusiteikusios Vida ir Renata patyliukais aptarinėjo, kokias gudrybės jos pasitelkia, norėdamos vizualiai padidinti ar sukelti savo gražius privalumus. Galbūt, sakau, vienas toks mano iš kompleksų, netgi ne kompleksas, sakau, visa mano kūno sudėtis, struktūra. Nesu aš smulkutė kažkokia velniškai kututė, sportuojantis žmogus ir man jos trūksta tos krūtinės. Iš tikrųjų, jeigu jos mano, kad reikia, tai jom vadinasi reikia daryti. Žinot, kas yra, moteris dėl savęs pasirodo daro. Aš irgi dėl savęs, visą laiką galvoju, kad dėl savęs, bet kai pradeda įkalbinėti kažkas, kad oi, kam tau to reikia, tau čia gerai. Jeigu žmogus, moteris turi gražią krūtinę, jinai nesupras tos moters, kuri neturi krūtinės. Man negerai, aplinkiniams taip, jie nemato, aš matau.